Nuvarė bernai pirkti katerių į Angliją. Ir nuo tada visos problemos prasidėjo. Kelyje tai mašina sugeda, tai keltą nespėjo, tai pasiklydo, nes navigacija sugribavo. O grįžę jį nudažė, sutvarkė, nusivežė prie ežero, paplaukė 10 metrų ir variklis sugeda. Dar stiklą reikėjo grįžti. Tai ir persidažysim prie tą pačią. O ruduo, teko šaltų vandeniu parplaukti. Daug kainavo sutaisymas. Tačiau taip visą rudenį ir prabuvo tas kateris vandenį, nes vėl sugeda. O, žiūriu, dugnas irgi spalvą pakeitęs. Nu čia, raudoną. Nu čia nusivalys. Nuo vandens.